Sveiki visi. Tiek susirinkę čia, labai smagu matyti jūsų tiek daug, tiek mus stebintis nuotolių socialiniuose tinkluose ir Delfi portale. Aš esu Marija Šaraitė iš diasporos profesionalų tinklo Global Lithuanian Leaders. Ir iš tikrųjų man labai smagu, kai prieš kokius 1,5 metų įvairiose ekonominės diplomatijos, diasporos reikalų koordinavimo komisijose, posėdžiuose, susitikimuose svarstėm, kaip ir ką galime nuveikti dėl diasporos talentų pritraukimo į Lietuvą. Tai įvairūs pokalbiai, diskusijos, bendradarbiavimas, mūsų organizacija, Pasaulio lietuvių bendruomenė, institucijos, ekonomikos inovacijų ministerija ir kiti daugybė įsitraukusių žmonių. Ir turėjome keletą dirbtuvių, kurių metu irgi labai aktyviai matau dalis auditorijoje esančių žmonių dalyvavo, dalinosi savo patirtimi. Tai tiek darbdaviai, kaip ir kokias sąlygas jie sudaro darbuotojams, tiek diaspora, kokius lūkesčius turi, kad aktyviau grįžtų Lietuvą. Ir tų visų diskusijų rezultatas šiandien bus pristatytas. Šiandien pradėsime ir pristatoma visuomenė iniciatyva Diasporai draugiškas darbdavys. Ir pagrindiniai šios iniciatyvos iniciatoriai ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tai pradžiai kviečiu ministrę Aušrinę Armonaitę tarti žodį. Sveiki, labą dieną. Ačiū labai, Marija. Iš tikrųjų, esame tame laike, kai į Lietuvą atvažiuoja daugiau žmonių negu išvažiuoja. Per 4 metus sugrįžo 80 000 mūsų tautiečių, kurie buvo išvykę dirbti, mokytis, gyventi į užsienį. 25 000 daugiau sugrįžo negu išvyko. Tai yra labai pozityvi tendencija. Ir pagrindinis mūsų turtas, mūsų resursas yra talentai, žmonės, mūsų pačių žmonės. Dėl to mums yra labai svarbu išsiųsti signalą ir ženklą visiems, kas šiuo metu gyvena užsienyje, kad Lietuvoje yra daugybė galimybių dirbti, augti, mokytis, kurti gyvenimą ir daugybė žmonių jau renkasi tą daryti. Kai aš tapau ekonomikos ir inovacijų ministrė, man buvo skirta suderinti 2 vaidmenis. Aš esu rinkta Pasaulio lietuvių apygardoje Seimo narė. Ir iš pradžių atrodė, kad tai bus sunku padaryti. Bet iš tiesų, kai tave renka į Seimą ir tu turi galimybę dalyvauti vykdomojoje valdžioje, tu turi daug daugiau instrumentų kurti tą ryšį su diaspora ir parodyti tą realią politinę valią. Tai aš esu labai dėkinga mūsų komandai, ekonomikos ir inovacijų ministerijoje. Ši iniciatyva, draugiško darbdavio diaspora iniciatyva, iš esmės vainikuoja tas visas daugybė iniciatyvų, kurias mes turėjome skirta susigrąžinti žmonėm, ar bent jau išlaikyti ryšį su tais, kurie yra užsienyje. Bet žinoma, tai yra ne tik mūsų darbas. Čia dirbo daugybė talentingų žmonių Lietuvoje prie visų šitų programų. Ir užimtumo tarnyboje, ir įvairiose kitose institucijose, Global Lithuanian Leaders, mūsų pasaulio lietuvių organizacijos profesionalai. Ir taip atrodo, kad viską vainikuojam su šitu darbdavio statusu, bet iš tikrųjų mes verčiam naują puslapį ir pradedam naują puslapį. Jau dabar diaspora gali grįžti į mūsų lietuviškas įmonės. Bet labai svarbu toliau komunikuoti apie tas galimybės. Ir jeigu pačioj pradžioj prie šito statuso prisijungs bent 200 Lietuvos darbdavių, aš tai laikysiu sėkme. Galbūt už keliarių metų bus 2000 Lietuvos darbdavių. Ne tik startuoliai, ne tik technologijų kompanijos, bet tradicinės pramonės įmonės. Jau dabar, kai važinėju po Lietuvą, nuo Akmenės iki Molėtų, sutinku žmonės, kurie dirba sugrįžę iš užsienio mūsų Lietuvos įmonėse. Ir šiandien Lietuva iš tiesų gali daug daugiau susigrąžinti žmonių ir būtent su darbdavių pagalba mes ir norime tą padaryti. Tai ačiū visiems, kas prisidėjote prie šios nuostabios iniciatyvos. Tai tik tai pradžia. Į Lietuvą gali sugrįžti ne 80 000 žmonių, o dar daugiau. 100 000 mūsų piliečių. Čia yra mūsų auksas, mūsų turtas ir mūsų variklis. Tai
pirmin ir labai laukiu šiandienos tolesnio renginio. Ačiū. Labai ačiū ministrė ir iš tikrųjų tikra tiesa mūsų Global Lithuanian Leaders kasdieniai veikloje. Visą vasarą susitikinėjau su diasporos lietuviais, kurie vasarą vykdė persikraustimo grįžimo į Lietuvą procesą, svarstė, klausinėjo, ieškojosi. Ir iš tikrųjų kartais mes Lietuvoje būdami gyvendami ne iki galo suprantame, kad kartais užsienyje gyvenę 10 daugiau metų iš tikrųjų yra labai labai atitolę. Tai visa tai, ką mes darome drauge ir būtent su šia iniciatyva, tai skleidžiame ir siunčiame žinę, kad diasporoje užsienyje gyvenantis lietuviai domėtųsi, atrastų ir žinotų, kad jie yra laukiami. O tiek aš, tiek ministrė paminėjom tą burtažodį, tą iniciatyvą diasporai draugiškas darbdavys. Bet visgi, kasgi tai yra, ką mes visi drauge sukūrėme ir kaip tai bus įgyvendinama, kviesiu pristatyti 2 pagrindinės įgyvendinančias institucijas. Tai irgi labai, iš tikrųjų, pati kaip nevyriausybininkė, labai džiaugiuosi tuo visų tarp institucinių ir tarp sektorinių bendradarbiavimų, nes tai kūrėme visi drauge ir įgyvendins ekonomikos ir inovacijų ministerija su užimtumo tarnyba. Taigi pačiai pradžiai pristatyti iniciatyvą kviečiu ekonomikos ir inovacijų viceministrę, taip pat diasporos atstovę Neringa Marozaitė Rasmussen. Prašau, Neringa. Dėkoju, Marija, dėkoju, ministrė, už įkvepiančią kalbą ir aš iš tikrųjų dėkoju visiems iš verslo, iš nevyriausybinių organizacijų, iš kolegų institucijų ir visų užsienio lietuvių, kurie čia susirinkę ir stebi dabar ir transliaciją šios diskusijos. Aš iš tikrųjų jau dabar dirbu diasporai draugiškam darbdaviui. Pati esu Belgijoje gyvenusi 12 metų ir dėkoju ministrei už pakvietimą dirbti komandoje ir prisidėti prie visos politikos skirtos būtent užsienio lietuviams, tam stipresniam ryšio palaikymui ir didesnių galimybių apie Lietuvą atskleidimui. Ir čia, kaip ir minėjo Marija, dabar yra visas spektras Lietuvos institucijų susivienyje šiuo klausimu. Tiek užsienio reikalų ministerija, tiek socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir visos kitos ir migracijos departamentas ir taip pat įvairios diasporos organizacijos ir visų pirma dėkui Global Lithuanian Leaders, pasaulio lietuvių bendruomeniai, matau ir Lauryną iš ekonomikos komisijos. Būtent sutelkėme visi jėgas kartu vyriausybėje ir nevyriausybiniam sektoriuje ir Lietuva turi strategiją, globali Lietuva strategija, kuri eina per visus pjūvius, tiek kultūrinius, tiek švietimo, tiek verslo. Ir aš trumpai pristatysiu dar ir, kad tą visą paveikslą šiek tiek geriau matytumėme, kas vyksta tuo metu. Visko neišvardinsiu, tiesiog bent jau dalį. Ir pavyzdžiui, yra Grįžtu LT portalas, kurį koordinuoja ir sukūrė Užsienio reikalų ministerija, kuriame sutelkta viskas, kas aktualu grįžtantiems į Lietuvą. Tai yra nuo mokesčių mokėjimo, nuo klausimų, kaip persikelti pensiją ir kaip įkurti verslą. Visi esam susivienyje ir sudėję kiek galima aiškesnę informaciją. Ir dar galima netgi ir pasiskambinti ir gauti konsultaciją telefonu. Taip pat ieškantiems darbo vietų Lietuvoje aktualūs labai keli portalai. Tai Work in Lithuania ir gal į Lietuvą. Work in Lithuania, daugiau informacijos ir anglų kalba, ir aukštos pridėtinės vertės sektorių informacija, gal į Lietuvą, visas spektras per visas savivaldybės, per visą Lietuvą. International House Vilnius ir Klaipėda padeda priimti į Lietuvą tarptautinės šeimas. Yra taip pat vieno langelių principų veikiantis centras, kuriame Vilniuje ir Klaipėdoje
lietuvių partneriai, sutuoktiniai, užsieniečiai gali ateiti ir vienoje vietoje susitvarkyti migracijos, švietimo ir kitus klausimus. Ir taip pat yra finansinės paskatos. Iš užsienio grįžtantiems aukštos pridėtinės vertės lietuviams ir kitiems užsieniečiams yra vienkartinės paskatos tiek asmenims, tiek juos įdarbinančioms įmonėms. Yra eilė programų, kur lietuviai gali pasimatuoti, kaip jiems sektųsi darbo rinkoje Lietuvoje arba kas yra pasikeitę. Ir nuostabi programa Kurk Lietuvai, kur sugrįžtama įgyvendinti pokyčius viešajame sektorėje, nuo dirbtinio intelekto temų iki įvairių kitų technologinių ir netechnologinių temų. Ir šios programos sėkmė yra didžiulė. Didžioji dauguma grįžusių pasilieka gyventi Lietuvoje ir dirbti netgi viešajam sektorėje. Taip pat stažuotės galima, Lietuvos jaunimas gyvenantis užsienyje gali pasimatuoti Lietuvos įmonės per įvairias stažuotės, tiek Bring Together, tiek Amerikos lietuvių programa LIS ir kitas. Ir, dar kas, viena galbūt last but not least dalis yra diasporos projektai. Tai ir, pavyzdžiui, bendradarbiaudami su Global Lithuanian Leaders sutelkiam užsienio profesionalus, užsienį gyvenančius biotechnologijų ar inžinerijos ar kitus profesionalus konsultuoti Lietuvos verslą, kuris nori plėstis užsienyje. Taip mes įtraukiame lietuvius užsienyje dirbančius progresyviose kompanijose, padėti Lietuvai, padėti Lietuvos pažangai ir skvarbai augimui. Ir kitas projektas yra konkursas, pavyzdžiui, užsienio organizacijos, diasporos lietuvių organizacijos gali aplikuoti, gauti paramą, finansinę paramą įvairiems projektams. Nuo švietimo temų ar kultūros temų, kultūros ministerijoje, iki ekonomikos ir inovacijų ministerijos projektų, tokių kaip investicijų pritraukimo į Lietuvą temų, pavyzdžiui, pristatyti Londone fintech sektorių, arba pristatyti Barcelonoje biotechnologijų sektorių, ar pristatyti Kanadoje apskritai Lietuvos IT sektorių. Ir nebūtina į Lietuvą grįžti į konkrečiai darbo vietą. Galima tiesiog grįžti kurti verslą. Ir inovacijų agentūros programos padės tai išsiaiškinti, kaip kurti verslą Lietuvoje internetu. Yra e-verslo gidas, kuriame iš karto galima įsiaiškinti, kokią formą, ar mažoji bendryja, ar kokios kitos kurti verslą Lietuvoje, kaip su mokesčiais, kokios procedūros, kokios konsultacijas galima gauti. O sugrįžus įvairiuose regionuose, net 15 miestų, galima gauti darbo vietą, workation vietą, 18 mėnesių dirbti Spiečiuose, vystyti savo verslą ir gauti konsultacijas. Rinkodaros, apskaitos, įvairių tinklaveikos temomis. Ir taip pat moksleiviai gali kurti įmonės Lietuvoje, yra speciali moksleivių verslumo programa. Taip pat yra programa ir Startuok plus 50, kuri vyksta 6 regioniniuose miestuose ir čia žmonės nuo 50 gali taip pat stiprinti ar pradėti vystyti savo verslą. Ir Lietuvoje jau vyksta daug iniciatyvų, tik neretai vieni apie kitus nežinome. Darbdaviai neretai nežino, koks yra iš užsienio grįžusių lietuvių potencialas. Užsienyje gyvenantys lietuviai nežino, kaip pasikeitė per paskutinius 10, 15, net 20 metų, o gal ir 5 metus, nes keičiamės labai greitai kiekvienais metais. Kaip pasikeitė mūsų darbo rinka, kaip pasikeitė darbdavių požiūris, kaip kultūra apskritai pasikeitė, kokios atsirado papildomos galimybės, kaip įsiplėtė tie sektoriai. Tai šios iniciatyvos tikslas yra minkštoji priemonė, jos tikslas yra labiausiai komunikacinis. Suvesti tą žinojimą, suvesti vienus su kitais ir atkreipti dėmesį, kad darbdaviai
Mes jau dauguma jau turi tuos kriterijus, paminėsiu, bet dauguma jau turi tuos tiek nuotolinio darbo galimybės, tiek kitas. Ir tiesiog tik reikia pasižymėti. Na, tai nors ir aš pati esu diasporos atstovė ir tikrai žinau nemažai poreikių, tačiau nebuvo taip, kad užsidarė ministerijose ir institucijose, mes nusprendėm, kas liepsis po tuo ženkleliu. Nes visada, kai tu matai ženklelį ar tenais vienokį ar kitokį, ką jis komunikuoja, ką jis reiškia, tai šiuo atveju mes padarėme dirbtuvės tiek su verslu, tiek su institucijom, tiek su diasporos organizacijom ir susidėliojom krūvą klausimų, kurie yra aktualūs. Ir žinoma, sąrašas ilgas. Tiek nuo integracijos, tiek nuo prieimimo, tiek nuo atvykimo, tiek nuo visuomenės požiūrio, ar pačių išvykusių požiūrio, ar verslo požiūrio į išvykusiuosius. Ir tada sudėjom pačius pagrindinius aspektus. Ir įsikėlėm tikslą, kad tai būtų kaip galima paprasčiau gyvendinama, kaip galima aiškiau ir kaip galima mažiau biurokratiška, kad visiems būtų lengva dalyvauti, nes, kaip ir minėjau, tai yra minkštoji priemonė. Taigi, yra 5 išgryninti kriterijai, kurie yra meniu šito darbdavio ženklelio ir iš jų mes prašome pasižymėti darbdavius ir atitikti bent 3, kad galėtų gauti tą ženklelį iš 5. Tai vienas, atrankos į darbo vietas vyksta nuotoliniu būdu arba įmonė įsteigtas nuotolinės darbo vietos. Tiesiog įmonė paprasčiausiai reikia savo svetainėje pateikiamą informaciją įkelti, kas yra paprasta. Darbdavys laikosi įtraukios kultūros. Diasporos atstovai paminėjo, kad iš dalis jų prieš 20, prieš 15 metų ar panašiai išvyko dėl tam tikros tolerancijos trūkumo ar dėl tam tikro požiūrio įmonėse. Tačiau tai yra smarkiai pasikeitę. Ir tą požiūrį pademonstruoti iš tikrųjų pasikeitusi sudėtinga galbūt, bet dalis ir jau labai daug organizacijų ir Lietuvos, ir atėjusių investuotojų turi vidinius dokumentus ir, pavyzdžiui, ir dėl mobbingo prevencijos, ir dėl mitų, ir dėl visų kitų aspektų. Ir tiesiog jiem tas progresyves nuostatas galima įkeliant paprastai vidinį dokumentą parodyti. Ir komunikacija vykdoma anglų kalba, vidinė ir išorinė ir anglų kalba. Tai čia šiuo atveju arba vidinių dokumentų turima ir tarptautinė kalba, nes irgi, tiesą pasakius, nemažai, daugiau nei 10 ar daugiau metų pabuvus užsienyje, vis tiek tas profesinis žodynas sumažėja. Ir tada tu pradedi naudoti daugiau tarptautinių žodžių. Dėl to tai integracijai tikrai labai padeda tos pereinamieji dokumentai. 4 kriterijus, darbdavys turi įvedimo į darbą procesą, mentorystės programas, kitas, kurios padeda susipažinti, kas vyksta, kaip keičiasi. Ir 5, darbdavys laikosi lankstaus darbo sutarties pasirašymo proceso arba darbo pradžios termino. Pabaigai siekiam, kad tai būtų atvira programa, paremta pasitikėjimu. Apskritai turiu pabrėžti, kad Lietuvoje pasitikėjimo kultūra yra dabar einanti į priekį visų greičių. Verslas pasitikė žmonėmis, žmonės pasitikė verslu, institucijos pasitikė verslu ir dirbame, kad kuo labiau skatintumėm vieni kitų pasitikėjimą. Dėl to tikimės aktyvaus ir verslo dalyvavimo. Ačiū. Puiku. Labai ačiū Neringa ir kaip minėjau, ir toliau mes turim pratęsti šį pristatymą ir tam kviečiau Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotoją Giedrę Sinkevičienę. Prašau.
Tai labą dieną visiems, esu Giedrė Sinkevičė, ačiū labai Neringa už tokį emocionalų ir gražų pristatymą. Aš tikrai jūsų laiko ilgai negaišinsiu, nes mūsų turbūt gal dalis yra ir pakankamai svarbi, nes mes tą draugiško diasporai ženklelio realizaciją įgyvendinome per užimtumo tarnybos portalą ir aš truputėlį papasakosiu gal tokius labiau žemiškus dalykus, kaip darbdavys galėtų pretenduoti ir kaip darbdavys galėtų gauti šitą ženklelį. Tai pirmiausia, pretenduojantis darbdaviai į šitą diasporai draugiško ženklelio gavimą, tai nebūtinai užimtumo tarnyboje registruoti darbdaviai. Tai tikrai yra visi Lietuvos darbdaviai, norintys būti draugiški. Ir čia nėra labai sudėtingas dalykas, reikėtų tik tai ateiti į užimtumo tarnybos puslapį ir paprastuoju būdu užimtumo tarnyboje tą puslapį arba savo paskyrą susikurti. Tiek darbdaviai, kurie savo paskyrą jau turi susikūrę, tai kas be ko šitą žingsnį praleidžia ir jiems viskas yra paprasčiau, tačiau aš pasakosiu tiem darbdaviams, kurie tos paskyros neturi. Tai jie į mūsų puslapį, darbdaviai susikūrė paskyrą, supildė visą reikalingą informaciją apie save, atsidarė paskyrą, kairėje pusėje meniu juostoje pamatys informaciją ir pamatys skirtingas ikonėlės. Tarp šitų skirtingų ikonėlių bus ikonėlė diasporai draugiškas darbdavys. Užėję ant šitos ikonėlės atsidarys deklaracija, apie kurią jau labai gražiai pristatė Neringa ir tikrai papasakojo apie visus kriterijus, kuriuos darbdavys turėtų atitikti. Tai darbdavys, pamatė šituos 5 kriterijus, turėtų atitikti bent 3 ir atitinkamai pažymėti tos 3 kriterijus šitoje deklaracijoje. Pažymėjęs 3 kriterijus, jisai tiesiog spaudžia išsaugoti ir taip jo paskyroje prie jo ženklelio atsiranda štai toks gražus, labai pozityvus, labai pozityviai nuteikiantis 3 šypsenėlių ženklelis. Ir kas toliau seka? Kiekvieną kartą darbdavys, registruodamas laisvą darbo vietą užimtumo tarnyboje, prie jo informacijos, prie jo pavadinimo, prie įmonės pavadinimo atsiranda būtent šis ženklelis ir tada šitą informaciją su laisva darbo vieta atsispindi visose skelbimuose, kuriuos transliuoja užimtumo tarnybė ir lygiai taip pat visi skelbimai nukeliauja ir į privačius portalus, su kuriais esame kaip tarnyba sudarę duomenų teikimo sutartis. Tai žodžiu, jau išorės klientai, išorės vartotojai galės kuo puikiausiai pamatyti ir atpažinti tokį darbdavį, kad jis yra diasporai draugiškas darbdavys. Lygiai taip pat noriu pasakyti, kad mūsų internetinėme portale yra ir informacija visa sukelta apie šį ženklelį ir yra galimybė darbdaviams tokį ženklelį parsisiųsti ir turėti pas save bei naudoti savo komunikacinėse žinutėse šitą ženklelį. Toliau gal truputėlį statistikos, nes tikrai čia daug buvo pasakyta apie tai, kad tas grįžtamosios migracijos skatinimas yra pakankamai plačiai apriepiantis. Daug organizacijų dirba, daug iniciatyvų tikrai turime. Visi lygiai taip pat ir mes kaip užimtumo tarnyba nuo 2020 metų esame įsijungę į tokią iniciatyvą ir esame jau nuo 20 metų iškėlę klausimą ne tik savo, bet ir išvykusiems į užsienį lietuviams, tai gal į Lietuvą. Ir iš tikrųjų nuo 20 metų mes jau pradėjome vykdyti tą tokią intensyvesnę galbūt programą supažindinimo su darbo rinka Lietuvoje ir su galimybėmis čia grįžti, įsikurti, kurti verslą ar įsidarbinti, atsakant į visus rūpimus su persikėlimu susijusiais klausimus. Ir 2023 metais mes padarėme apklausą, bandydami įsiaiškinti vis dėlto tai, koks tas nusiteikimas užsienyje gyvenančių lietuvių, kaip jisai keitėsi nuo 2020 metų, nes 2020 metais, kai startavome su savo iniciatyva Gal į Lietuvą, mes taip pat darėme apklausą ir norėjome turėti tam tikrą atskaitos tašką, kad žinoti, kokie klausimai kyla, kiek norinčių grįžti, apie kokias problemas šneka žmonės, kokios pagrindinės priežastys ar kokios pagrindinės motyvacijos juos skatintų į Lietuvą parvykti. Tai mes tikrai matome, kad 2023 metų apklausos rezultatai parodė, kad net 55% apklaustųjų iš tikrųjų galvoja arba ketina grįžti į Lietuvą. Ir tai yra beveik 15% daugiau negu 2020 metais. Tai turbūt aišku mūsų visų dėka ir tų visų gražių iniciatyvų dėka ir to, kiek Lietuva daro dėl tautiečių gyvenančių užsienyje dėka, tie pozityvūs skaičiai iš tikrųjų labai greitai auga.
Aišku, aš 23 metais darytos apklausos rezultatų, nemeluosiu, laukiu su tokiu galbūt nekantrumu ir buvau labai maloniai nustebinta, kai tie skaičiai taip augo. Nes reikia suprasti, kad 23 metai tai buvo ir geopolitinė situacija, ir karas Ukrainoje. Ir aš galvau, kad mūsų lietuviai šiek tiek gal prisibijos vis dėlto to sprendimo priimti arba net galvoti šitą temą. Bet iš tikrųjų labai nustebino ir labai pozityviai mane nuteikė būtent šitie skaičiai. Vadinasi, net ir karas, net ir geopolitinė situacija mūsų lietuvių nestabdo ir jie tikrai galvoja, ir ne tik galvoja, bet ir labai sparčiai grįžta į Lietuvą. Darbdaviai, mūsų mėlėjai darbdaviai, tai darbdaviai iš tikrųjų matome, kad pozityvas ir nusiteikimas grįžtančiųjų atžvilgių taip pat labai stipriai keičiasi. Mes 24 metais taip pat padarėme apklausą ir pamatėme, kad darbdaviai tikrai laukia ir net 77% darbdavių pasisako, kad jiem tikrai nėra svarbu, ar tas grįžtantis žmogus yra įgyjęs patirtį Lietuvoje ar užsienyje. Anksčiau to skepticizmo tikrai būdavo daugiau ir darbdaviai galbūt labiau buvo nusistatę, nes jie vardindavo, kad vis dėlto atvykstantį iš užsienio yra reiklesni darbdavių, reiklesni darbo vietai. Dabargi tas toksai skepticizmas po truputėlį išnyksta ir 77% yra nusiteikę tikrai labai pozityviai. 55% darbdaviai mano, kad iš užsienio grįžę lietuviai tikrai turi įgyję vertingos patirties, kuri reikalinga jų įmoniai, ir 53% pritarė, kad grįžusiai labiau pasitikė savo jėgomis ir nori įsitraukti į sprendimų priėmimą įmonėse. Tai šitie tokie galbūt trumpi apibendrinantys skaičiai, statistiniai skaičiai ar apklausų skaičiai tikrai parodo, kad mes tikrai einame teisingų labai kelių, kad pozityvo yra labai daug tiek iš mūsų užsienyje gyvenančių lietuvaičių, tiek iš darbdavių. Tačiau šitas ženklelis gal yra tam tikras tiltas, tam tikras galbūt suvedimas, kuris leis lengviau identifikuoti tuos darbdavius, kurie yra pozityviai nusiteikę ir lengviau priimti sprendimus ar atrasti tuos darbdavius grįžtantiems į Lietuvą žmonėms. Tai štai tokie trumpi techniniai pristatymai iš užimtumo tarnybos pusės. Ačiū. Puiku. Labai ačiū, Giedrė. Iš tikrųjų, išgirdome patį tą pristatymą ir aš labai tikiu, kad iš esmės šios iniciatyvos sėkmė labai priklauso nuo mūsų visų. Visų grupių draugė čia prisidėjusių tiek prie kūrimo, tiek po to dabar nuo šiol prie įgyvendinimo. Tai tiek institucijos, tiek diaspora, tiek verslai, tiek visi kiti darbdaviai, kaip paminėta, juk diasporai draugiškas darbdavys gali būti ir nevyriausybinė organizacija, ir valstybinė institucija, ir savivaldybė ir taip toliau. Tai tikrai iniciatyva atvira visiems ir ta sėkmė priklauso nuo mūsų visų ir taip pat ir verslo asociacijų ir kitų susibūrimų. Ir dabar būtent apie tai, kaip mes matome šios iniciatyvos kontekstą, lūkesčius ir motivaciją prisijungti, kviesime visus drauge padiskutuoti. Ir kviečiu diskusijos dalyvius prisijungti ir kviečiu Dalią Petkevičienę, kuri yra talentų agentūros Stripes partnerė ir taip pat Global Opinion Leaders bendrai įkūrėja, pamoderuoti šį pokalbį. O jūs čia prisijungusius kviečiu drąsiai įsitraukti, prinešime mikrofoną, kviesime ir jūs pasisakyti, užduoti klausimą mūsų diskusijos dalyviams. Tai prašau visus prisijungti. Ačiū labai, Marija, už gražų pristatymą. Iš tiesų, sveiki visi čia susirinkę ir tie, kas žiūri ekrane, pasitikrinom su Marija, žiūri daugiau nei 300 žiūrovų, tai sveiki ir jiems. Dalis iš jų matyti yra tarptautiniai lietuviai, užsienį gyvenantys lietuviai, besidomintis galbūt iš tų 55% ketinantis grįžti, ar ne? Tai dirbu šiuo metu Stripes ir mes labai tiesiogiai susiduriam tiek su darbdaviais, kurie yra, kai kurie yra diasporai draugiški, tarptautinės Lietuvės draugiški darbdaviai ir mūsų klientai taip pat, ir su užsienio lietuviais, kurie svarsto grįžimą, ar ne, ir duoda žinoti mums kaip agentūrai, kad ketinu grįžti į Lietuvą.
Tai iš tiesų labai svarbi tema. 20 000 per metus, tai didelis skaičius, kur tie, kas grįžta ar ne, mes klientų poreikius atliepdami matome, kad motyvacija darbdavių, kodėl jie nori pasižiūrėti į tą talentų ratą, darbuotojų ratą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, labai priklauso nuo įmonės dydžio, plėtros etapo ir panašių argumentų, bet iš esmės tai ieško nišinių kompetencijų, tų, kurių negali rasti čia vietinėje darbo rinkoje, ieško lyderystės ir darbo kultūros kaitos, tie, kurie yra apsisprendę pasižiūrėti ar ne užsienyje, nes, na, tai yra toksai, kaip sakyt, greitas ėjimas, ypač samdant ar ne ir ieškant ir turint vadovą su tarptautinė patirtimi, na, vakarėti ar ne savo darbo kultūroje, arba augimo siekiančios kompanijos taip pat, na, ieško plėtros žmonių ar ne, kurie padėtų įmonėms augti globaliai ir jau turėtų tą tarptautinės rinkos patirtį. Bet aš gal netęsiu labai ilgai ar ne, nors norėčiau, bet šiandien esu moderatorė ir noriu iš tikrųjų pristatyti garbę mūsų diskusijos dalyvių garbų būrį, tai pradedant nuo ekonomikos ir inovacijų ministrės Aušrinės Armonaitės, užimtumo tarnybos direktorės pavaduotojos Giedrės Sinkevičės, Ignitis Renewable žmogiškųjų išteklių vadovė Božena Petikonis Šabanienė, na ir Infobalt asociacijos vadovas Simonas Černiauskas. Tai pradėsiu nuo klausimo Aušrinei Armonaitai, esate išrinkta vienmandatėje pasaulio lietuvių apygardoje, tai natūraliai didelį dėmesį skiriate na, šiai nuotolio visuomenės daliai Lietuvoje, tai iš tikrųjų, na, vertinant ir metus, kuriuos dirbot ar ne vyriausybėje ir kaip vertinat tiek diasporos įsitraukimą, tiek jūsų nuveiktus darbus, jau šnekant truputėlį plačiau už šios iniciatyvos ribų, ką pavyko nuveikti. Ir gal turite nebaigtų reikalų, čia populiarus tas klausimas. Dėkui. Vakar prezidentas irgi tas sakė. Tai, kaip ir sakiau įžangoj, jau tai yra didelis talentų baseinas, ežeras. Ir mes, kai kalbame, na, kaip mums prisitraukti žmonės iš viso pasaulio, tai pirmiausiai žiūrime į tuos, kurie išvyko dėl įvairių priežasčių. Ir man atrodo, mums pavyko sustartuoti su gana tokia kompleksinė programa. Ir ką Neringa pristatė, na, ten yra matyta labai daug iniciatyvų, nuo pradžios, nuo jauniausių žmonių iki vyriausių. Stažuotės. Aš labai jomis tikiu. Aš norėčiau, kad kitame etape Lietuva daugiau dėmesio skirtų jaunimo stažuotėm, nes matom, kaip tai veiksminga. Jeigu vaikai, kurie negimė Lietuvoje, kurių tėvai ar net seneliai gimė Lietuvoje, jie šiek tiek šneka lietuviškai, gal ne tiek daug, jie atvyksta į mūsų įmonės ar net ir valstybinės institucijas, jie pamato, kokia yra Lietuva. Dažnai diasporoje bendruomenėse, na, yra labai saugoma lietuvybė, konservuojamos tradicijos, dainų šventė yra didelis dalykas ir tai yra labai gerai, bet mes norim parodyti ir tą šiuolaikinę Lietuvą su inovacijom, su pasiekimais, kuriais garsėja Lietuva. Ir tokios praktikos yra realus pokytis, kuris vyksta. Tai mes prisidedam prie Bring Lithuania Together, taip pat prie LIS programos, kur Lietuvai yra jau daugybę metų veikianti programa su puikiais rezultatais. Ta reikia gilinti ir to reikia daugiau, nes mūsų lietuvių ne veltui yra ta patarlė, geriau pamatyti negu 1000 kartų išgirsti ir tai veikia su diaspora. Bet mūsų diaspora taip pat ir amžėja. Tai reiškia, kad žmonės, kurie išvyko, pavyzdžiui, prieš 20 metų į Jungtinę karalystę, jiems jau artėja, pavyzdžiui, pensinis amžius, gal jis yra atėjęs, jie taip pat svarsto apie galimybę sugrįžti. Ir nebūtinai
į konkrečią įmonę, bet galbūt, pavyzdžiui, pradėti savo verslą, turėti tam tikrą šalia veiklą, kuri neštų pajamų. Ir čia jau įsijungia, pavyzdžiui, mūsų inovacijų agentūra, kuri turi nuotolinius seminarus apie tai, kaip pradėti verslą Lietuvoje, mūsų regioninius piečius, nes sugrįžti galima ne tik į Vilnių, bet ir, žinoma, bet kur Lietuvoje. Ta reikia stiprinti. Čia dar, tik tai pradžia. Ir vyresnio amžiaus žmonėms, vyresnio amžiaus diasporos atstovams mes turim skirti dėmesio. Nes Lietuvoje, vis tiek, aš ir pati esu iš dar jauno amžiaus, ta problema, aišku, pasikeis, išsispręs, bet yra, pripažinkim, tokio šiek tiek jaunystės kulto. Žmonės, kurie yra vyresni, jaučiasi, kad gal jų nereikia. Ta reikia pakeisti. Ir diaspora turi jausti, kad nesvarbu kokio amžiaus, ne tik jaunimas, bet ir vyresni, laukiami ir diasporai draugiškas darbdavys laukia įvairaus amžiaus specialistų, įvairių patirčių žmonių ir taip toliau. Tai, man atrodo, mums bendrai čia kartu tikrai ne tik mums, bet ir su Užsienio reikalų ministerija, su SADMU, su Užimtumo tarnyba, mes nesistumdėm per šitus 4 metus, mes iš esmės pažiūrėjom į diasporą kaip į prioritetinę tokią bendruomenę politikos sritį. Reikia tęsti ir reikia stiprinti iš esmės tai, kas jau veikia, įdarbinant ir nevyriausybinės organizacijas, nes tikrai ne valstybinės institucijos juk bendrauja, bet nėra taip, kad centro organizacijos žino geriau. Yra bendruomenės, yra profesionalų klubai, yra Global Lithuanian Leaders ir taip toliau. Jie kasdieną turi kontaktą, jie yra diaspora. Ir jie turi jaustis ne tik laukiami, bet ir visos šitos politikos dalimi. Tai štai, man atrodo, mes su tokiu atviru požiūriu ir turime toliau žiūrėti. Skaičiai irgi labai, iš tikrųjų džiugina. Ir čia buvo teisingai pasakyta, net per karą, ar ne, kur tikrai, pripažinkim, ne vienas kalbėdavome su savo giminėm ar draugais užsienį ir daug kas paklausdavo, tai kaip ten iš tikrųjų yra. Ir jeigu vis tiek lieka ta tendencija, mums reikia čiupti tą galimybę, tą laimės paukštę už plunksnos. Paskutinė mintis. Ateičiai. Aš norėčiau, kad Lietuva diasporą trauktų atgal dar agresyviau. Pasakysiu tokį drąsų pavyzdį, ką man pasakojo mūsų tech kompanijos. Izraelis tai realiai skambina savo tautiečiams, kurie gyvena užsienyje ir sako, gal norėtum sugrįžti. Nebūtinai tai, bet iš tikrųjų kartais reikia ne tik išsiųsti tokį signalą, kaip mes dabar visi susitelkę, bet prieiti prie žmogaus ir pasakyti, laukiam, ateik, reikia specialistų. Šiandien bioteko kompanija viena, nesakysiu kokia, sako, įdarbintume šiandien 150 chemikų. Šiandien. Tai reikia iš tikrųjų nebijot, nesikuklint, negalvot, kad čia būtinai žmonės patys ryšis, nes čia juk antra migracija jam dar kartą. Jie išvyko ir jam dabar parvykti reikia. Čia yra dideli sprendimai, jie turi maksimaliai jaustis, kad jų laukia. Viskas, baigiu, labai daug kalbėjau. Ačiū labai. Iš tiesų, masiškumas, ar ne, ką girdėjau paskutiniai mintyje, ar ne, yra turbūt atsakymas, o masiškumą irgi tam tikrai įrankiai matyti ir valdžios pusėje, ir darbdavio pusėje, ar ne, galėtų sukelti. Noriu paklausti Giedrės Sinkevičienės, iš tiesų džiuginantis apklausų rezultatai. 55 ir 55, atkreipiu dėmesį, ar ne? 55 tie, kas nori svarsto grįžti artimiausioje ateityje ir 55% darbdavių, kurie
mato vertę iš tarptautinės patirties. Tai papasakokit plačiau, vat, kaip keičiasi užsienio lietuvių noras grįžti į Lietuvą ir vat, kaip darbdavių nusiteikimas, jūs iš tiesų bendrauja tokiu makro lygmeniu, ar ne, su šitom dviem šalim, ar ne, ir kokios pagalbos tikis lietuviai grįžtant, gal turit pavyzdžių? Ačiū už klausimą. Tai iš tiesų, aš kaip ir minėjau savo pristatymę, mūsų tas galbūt toksai kelias prasidėjo 20 metais su grįžtamosios migracijos skatinimu, kai mes tikrai pradėjome intensyviai dirbti su diasporomis, susitikti su bendruomenėmis, su asociacijomis, dalyvauti jų renginiuose. 20 metai, aišku, visiems mums prisiminimuose yra tokie pakankamai sukaustyti metai, ne? Tai buvo tikrai COVID-as ir buvo pakankamai stipriai suvaržytas pasaulis, o mes čia taip ėmėmės visi ir sakome, dabar skatinsim grįžtamąją migraciją. Kokią grįžtamąją migraciją, jeigu mes turėjom suvaržymus, mes negalėjome migruoti ne tik tarp šalių, bet ir tarp miestelio Lietuvoje, bet mes ėmėmės šitos iniciatyvos ir sakė, mes bandysime sugrąžinti. Ir čia, kaip ministrė teisingai pasakė, mes darėm labiau tos galbūt karštuosius tokius ėjimus, tai yra mes kreipėmės į bendruomenės, mes kreipėmės į ambasadas, mes kreipėmės į konkrečius žmonės, bandydami jiem pristatyti ir bandydami papasakoti apie Lietuvą, apie pasikeitusią darbo rinką, apie galimybės, kokios atsiradusios naujos galimybės Lietuvoje, nes iš tikrųjų tie standartai, tie mitai yra galvose, pa žmonės galvose labiau, o ne iš tikrųjų jie tokie yra. Tai va, tai žodžiu, 20-ieji metai mūsų projektas startuoja gal į Lietuvą, susitikimai su bendruomenėmis ir mes iš tikrųjų matome, kad tas pozityvumas ir nusiteikimas užsienio lietuvių gyvenančių užsienyje tikrai keičiasi ir tie ir skaičiai, apie kuriuos aš pasakau, 55% labai aiškiai tai atspindi. Aišku, mes labai stipriai nagrinėjome ir kokios yra motyvacinės tos priemonės, ar kokie galėtų būti pagrindiniai motivatoriai skatinantis grįžti į Lietuvą, nes tikrai mes turėjome atsakyti savo į šitos klausimus, tai turbūt čia nebus kažkokia labai išskirtinai pasakanti nuomonė, čia tikrai yra turbūt ir tie standartiniai galbūt tokie pagrindiniai varikliai, kas skatina grįžtai. Vis dėlto yra darbo užmokestis, tai žodžiu reikia finansinio stabilumo žmonėm, labai stipriai įtakoja socialinė visa aplinka, tai yra giminės, artimieji, draugai. Ir žinoma, žmonės nori grįžti į mėgiamą darbą ir nori turėti galimybę kilti karjeros laiptais. Dar ką sužinojom, kad tikrai 20% nori turėti savo verslą, tai tikrai čia tas bendradarbiavimas ir su inovacijų agentūra, ir su Spiečium, ir galų gale mūsų turimos tam tikros priemonės, kurios padeda skatinti verslumą ir kurtis verslams. Tai irgi rodo, kad užsienyje gyvenantis lietuviai tas savo svajonės nori pildyti Lietuvoje. Tai ne 20% tikrai norėtų grįžti čia ir būti verslininkais. Bet ką mes pastebėjome, kad iš tikrųjų, kuo ilgiau žmonės gyvena užsienyje, kuo jie labiau atitrūkę, kuo tas ryšys yra trapesnis tarp Lietuvos ir tarp jų, tai tų klausimų ženkliai daugiau kyla. Ir tie klausimai yra labai labai įvairūs. Nuo to, kad koks yra nekilnojamo turto, kainos, prieinamumas, iki ugdymo įstaigų, iki visų kitų dalykų. Ir mes čia šitoje vietoje tikrai pamatėme irgi labai didelį potencialą ir galbūt tokią galimybę, kad tiem žmonėms šiek tiek padėti. Ir per užimtumo tarnybą mes apmokėme savo 100 specialistų, kurie pasitinka atvykstančius iš užsienio grįžtančius lietuvius ir suteikia tą ir pirminę informaciją ir konsultuoja dėl sugrįžimų susijusių klausimų, tokių kaip tam tikrų dokumentų parsivežimo iš užsienio, nes tikrai reikalinga nemaža informacija, reikalinga informacija apie tai, kokius tinkamus dokumentus parsivežti, kada įsiregistruoti ar išsiregistruoti iš vienos ar kitos tarnybos, kad sėkmingai įsiregistruoti čia ir gauti nedarbo draudimo, pavyzdžiui, išmoką, kol jie ieškosi darbo. Žodžiu, yra klausimų labai labai žemiškų ir tie klausimai žemiški iš tikrųjų jiems reikalingi atsakyti, nes sprendimai iš tikrųjų labai svarbus, labai teisingai ministrė pasakė, sprendimai ypatingai svarbus ir todėl atsakymų reikia irgi pakankamai tokių aiškių žmonėm, kad jie priimtų tos svarbius sprendimus. Tai čia šitoje vietoje mes kūrėme dar gal vieną tokį įrankį, kuris matome, kad tikrai bus naudingas užsienį gyvenantiems lietuviams, tai artimiausių metų bus toks inovatyvus žemėlapis, kur galės lietuviai pagal savivaldybės tiesiog įeiti ir pasižiūrėti,
nekilnojamo turto kainas ir pasiūlą. Mes čia bendradarbiaujame su Aruodu. Tada visas ugdymo įstaigas, kokios veikia toje savivaldybėje, tenai bus išskirta labai aiškiai ir kurios ugdymo įstaigos turi integracinės, tas adaptacinės šitą programas vaikučiams. Taip pat, žinoma, mes ir talpinsime visus skelbimus laisvų darbo vietų, nes žmonėms tikrai labai svarbu darbas ir pajamas. Lygiai taip pat mes tos skelbimus paimsime ir iš privačių portalų. Tai žodžiu, bus labai platus spektras laisvų darbo vietų paskelbta šitame žemėlapyje. Ir eilė kitų momentų, kurie pakankamai svarbus priimant tą sprendimą dėl grįžimo į Lietuvą. Na, tas darbdavių pozityvumas tai tikrai labai nuteikė mus teigiamai ir mes jau padarė 24 metais tą pakartotinį tyrimą, kurį atlikome 21, po to 24, tikrai matome, kad skeptiškumo to tikrai mažėja pas darbdavius. Tikrai darbdaviai yra labai nusiteikę ir matome, kad didžioji dalis darbdavių vis dėlto laukia grįžtančių ir ta patirtis užsienį įgyta tikrai jiems yra labai svarbi. Ir manau, tai svarbu, aišku, ir tai ne tik kaip darbo jėga, tai tam tikra tarptautinė kultūra, kuri yra atnešama į organizaciją, tai yra tarptautinė patirtis, kas irgi labai svarbu organizacijoms. Tai žodžiu, aš manau, kad nauda tokia abipusė yra abiejoms pusėms ir tikrai, kaip ir sakiau, pozityvo to matosi iš abiejų pusių šitoje vietoje. Tai va, turbūt mūsų veiklos yra tokios, nusiteikimai yra tokie, o toliau jau turbūt, jeigu bus klausimų. Ačiū labai. Tikiu, dar paliesim ir iššūkius, ar ne, kad diskusiją irgi pakurti. Bet dabar norėčiau pakalbinti darbdavių atstovus ir pradedant nuo Boženos, Ignitis Renewables. Lietuvos kapitalo kompanija, valstybės kontroliuojama įmonė, 4 šalis, tarptautiškėjanti, minėjot, kad virš 50 darbuotojų yra nelietuviškus pasus turintis asmenys. Tai iš tiesų pavyzdys, kaip auga ar ne lietuviško kapitalo įmonė ir konkuruoja globalioje kovoje savo industrijoje, ar ne. Tai kaip jūs pritraukėt tų tarptautinės patirties talentų, tame tarpe ir lietuvių grįžtančių, ar ne, ir kokios, vėlgi, ką jūs siūlote, kaip darbdavys, ar ne, kokie yra iššūkiai ir sėkmės istorijos. Taip, tai norėčiau trumpai papasakoti, ką mes darome, nes Ignitis Renewables kartais daug spėjimų esu girdėjusi iš tikrųjų. Bet mes esame tarptautinė įmonė veikianti skirtingose šalyse ir tai yra pirmas dalykas, kuris mums labai padeda irgi dirbti su diaspora. Mums nereikia versti į anglų kalbą, mes jau turime anglų kalbą labai daug vidinių dokumentų, įvairių aplikacijų, puslapį, skelbimus, procesą, atrankų agentūras. Kitas dalykas yra, kad mes vykdome stambiuosius infrastruktūrinius energetinius projektus. Tai ką mes darome, mes statome vėjo ir saulės parkus ir būsime pirmojo jūrinio vėjo parko statytojai. Jau pradėjome šitos darbus ir kaip tai siejasi su šiandienos tema, tai tiesiogiai mums labai reikia specialistų, kurių Lietuvoje nėra ir nebuvo ir negalėjo būti. Nėra industrijos, nėra darbuotojų, nėra kompetencijų. Bet mūsų diasporos atstovai tuo metu, kol mes tik tai ruošiamės projekto paleidimui, jau dirbo kitose šalyse, toje industrijoje ir atsineša su savimi labai reikalingas kompetencijas. Ir mes tikrai be galo džiaugiamės, kad bendras susidomėjimas, nes mes vykdydami atrankas ieškome be abejo užsienyje, negalime patenkinti šito poreikio iš Lietuvos darbo rinkos. Matome tarp kandidatų, šalia kandidatuoja užsienietis, tarptautinis talentas ir tarptautinis talentas lietuvis. Tai tikrai matom, kad žinutė pasiekė ir diaspora. Be abejo, pradėjome bendradarbiauti ir su Global Lithuanian Leaders, žinodami, kad ten yra profesionalai aukščiausio lygio. Ir jau turime labai gražių pavyzdžių, jau turime žmonių, kurie grįžta dėl to, kad jie gali dirbti tai, ką jie dirbo prieš tai. Dėl to, kad jiems nereikia mesti karjeros ir specifinių savo įgytų žinių palikti kažkur kitur.
Vienas labai trumpas pavyzdys, kad pavyzdžiui mums pavyko pritraukti inžinerijos vadovą jūrinį energetikai, kuris 15 metų užsienyje dirbo Didžiojoje Britanijoje, dirbo Japonijoje prie tokių pačių projektų. Ir dabar jis persikrausti su visa šeima, tęsti tų darbų Lietuvos labui. Tai ir kadangi Ignitis Renewables irgi turi tą misiją užtikrinti ir saugumą, ir nepriklausomybę Lietuvos per energetinio nepriklausomumo prizmę, tai ką mes irgi labai dažnai girdime iš lietuvių, kurie grįžta, jie sako, mes grįžtam dėl to, kad mums rūpi Lietuva. Tai dvigubas, trigubas džiaugsmas yra girdėti, kad kandidatai sujungia du dalykus ir asmeninė ambicija tęsti profesionalo kelionę tame, kur jie pasirinko ir prisidėti irgi prie Lietuvos stiprinimo, prie savo gimtųjų kraštų, persikėlę su šeimom. Tai tikrai matome, kad tos mūsų pareigybės, kurios taip, jos dažnai yra inžinerinės, tikrai beveik visos mūsų pozicijos yra aukštą pridėtinę vertę kuriančios pozicijos, bet tikrai tas suinteresuotumas yra didelis ir jau atvykę onboardinimas vyksta tikrai labai įdomu. Tokį įdomesnį faktą gal irgi paminėsiu, kuris šiek tiek mus pačius nustebino. Tai mes galvojame, kad yra du atskiri procesai. Jeigu tarptautinis talentas atvažiuoja, užsienietis, kuris niekada nėra buvęs Lietuvoje, ir jeigu atvažiuoja lietuvis pargrįžta. Tai mes galvojame, čia du skirtingi dalykai, nes lietuvis tai žino, kas yra Lietuva ir kaip jį veikia. Ką realybėje pamatėme, kad progresas yra toks greitas ir viskas keičiasi taip sparčiai, kad mes pristatinėjame ir lietuviams, diasporai, lygiai taip pat, kaip mes pristatinėjame užsieniečiams. Tai turime ir polapį, kuris yra skirtas irgi grįžtantiems, atvažiuojantiems į Lietuvą, Working in Lithuania, kur turim daug nuorodų į bendras iniciatyvas, bet ir turime irgi tam tikrą visą informacinį paketą, kurį duodame susipažinti ir kaip veikia darželiai, ir kur gydytojai, įstaigos, kur registruotis ir panašiai. Tai tokiom nuotaikom mes gyvenam ir labai laukiam iš tikrųjų dar daugiau diasporos atstovų prisijungiančių prie mūsų įmonės. Ačiū labai, Božena. Ačiū jo. Verta paploti diasporai ir tarptautiniams talentams draugiškas darbdavys. Simonai, jūs atstovaujate Infobaltą, tai organizacija, kuri vienyje skaitmeninės ekonomikos dalyvius, taip prisistatote ir turite savo narius, kurie vienyje 11 000 darbuotojų. Tai irgi turite industrijos vaizdą, ar ne, ir turbūt kalbate su asociacijos nariais, koks yra jų talentų poreikis ir su kokiais iššūkiais susiduria jūsų kompanijos, jūsų srities kompanijos ieškodami talentų. Jo, tai iš tikrųjų labai trumpai tai Infobaltas vienyje tikrai solidų būrį, kokius 150 turbūt dabar narių. Mes priskaičiuojam turbūt, gal net mūsų webe neapdeitintas yra skaičius 20 000 dabar turbūt kažkur darbuotojų tenai. Tai yra vėlgi tiek tarptautinės kompanijos, tiek ir lietuviškas verslas, regioninis verslas, startupai, taip pat finansų tam tikros kompanijos, dirbam su energetikais, taip pat akademija. Ir jau kalbant apie tą poreikį, tai jo, iš tikrųjų skaitmena reikalauja tikrai labai daug rankų ir galvų ir protų. Tai šitoje vietoje vėlgi ką tik dalyvau duomenų konferencijoje prieš šitą, tai be abejo, kad duomenų analitikai, duomenų mokslininkai, nieko naujo turbūt nepasakysiu, dirbtinis intelektas ir tas mašininis mokymasis, machine learning irgi yra visiškai bangos ir tai yra super paklausios tos specialybės. Tada visą tai sukasi dažniausiai ant debesijos sprendimų, tai vėlgi debesijos specialistai, taip pat aplikacijų, beidamas pakeliui netyčia sutikau vieną savo kolegą, kuris sako, ar gali padėti man surasti verslo valdymo sistemų.
įdomų žmogų, sako, 2 mėnesius ieškau, nieko nerandu. Tai ir čia gal vėlgi dar vienas momentas - kibernetinis saugumas. Turbūt čia ypatingai ne tik atitinka dabartinės realijas, bet taip pat ir ypatingai susijęta su diaspora, nes kartais, jeigu kalbam apie visus tuos anksčiau išvardintus profilius, tai ten taip mes galim pasimti ir tą užsienietį. Su kibernetiniu saugumas vis dėlto dažnai norim turėti kažką tokio tikrai labiau patikrinto ir šito vietoj, manau, lietuviai būtų tobulas scenarius. Dabar, ką aš paminėjau, tai čia tas labiau tos IT profesijas, bet vėlgi IT labai tiesiogiai susijęta su visai lietų organizacinių gebėjimų ir kompetencijų, tai projektų vadovai, pardavėjai, marketingistai. Ir čia vėl turbūt diaspora, tie žmonės su tarptautiniam patirtim, kontaktai, žiniomis gali duoti super pridėtinės vertės, nes jie atneš tai, ko čia vietiniai žmonės, ypatingai kalbant, kaip jūs teisingai paminėjote, apie verslo plėtrą, galbūt ir net neturi. Ir čia yra tik tai verslo poreikis, paskui be abejo teisingai paminėta, kad viešasis sektorius irgi turi labai įdomių iniciatyvų, formatų. Dabar valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra ieško labai įdomios rolės debesijos kaip tik vadovo. Toj pačioj duomenų konferencijoje duomenų agentūra irgi prisipažino, kad jiem reikia labai didelio kiekio naujų duomenų analitikų. Tai viešas sektorius leidžia ne tik tai dirbti, užsidirbti, bet taip pat ir padaryti tokius dalykus, kur tu kartais versle prie to taip paprastai ir neprisiliesi, plus tu tai darai savo šaliai, tai manau, tai papildomas toks irgi vertės momentas. Ir teisingai paminėta buvo, kad nebūtinai tu turi kažkam dirbti, tu gali pats startupinti, gali kurti, ir praeitą savaitę buvo inovacijų agentūros, ekonomikos ministerijos irgi dėka Startup Fair puikiai konferencija, kur irgi matosi, kad tai yra tikrai puikiai ekosistema, puikiai vieta pradėti savo verslus. O kalbant apie iššūkius, tai aišku, jų daug yra, tai mes konkuruojam su visom kitom šalim, ypatingai IT sektoriui tai yra aktualu, nes tas pats žmogus, kuris dabar dirba kokiam Londone ar Milane, jisai gali nebūtinai Lietuvą, jie gali svarstyti valstijas ar kažkokias kitas Silicon Valley ar panašias vietas. Tai taip pat apskritai skaitmena yra, jinai persidengus per viską, tai taip, aš atstovauju daugiau tą IT bendruomenę, bet ar energetikose, ar viešajam sektoriuje, ar bankuose, ar bet kokiam kitam sektoriui, medijoje taip pat IT žmonės yra reikalingi, plus vėlgi tos žinios labai keičiasi greitai. Jeigu prieš kelis metus mes ten visiems rekomenduodavom ar sakydavom, kad mums žiauriai trūksta developerių, programuotojų, tai dabar mes taip sakom, kad jų trūksta, bet taip pat suprantam, kad nemažai tų darbų gali jau padaryti gal tam tikri mašininiai sprendimai ir tas pats dirbtinis intelektas, ir dėl to mes gal šiek tiek atsargiau rekomenduotumėm artimiems žmonėms rinktis šitą specialybę. Tai ir toliau be abejo visų kitų šiek tiek paminėtų dalykų, kultūriniai dalykai, integracijos, panašus dalykai, tai jo, tų iššūkių tai aišku yra N+K. Aš noriu šiek tiek priartinti mūsų diskusiją prie pristatytos iniciatyvos Neringos DDD, tos 3 šypsenėlės diasporai draugiškas darbdavys. Ir norėčiau pradėti nuo ministrės. Iš tikrųjų, paminėjo lūkestį savo kalboje, kad, tikiuosi prisijungs 200 darbdavių užsirašiau per ateinančius metus, o dar per keletą metų ten iki 2000. Jūs atstovaujat viešojo sektoriaus, ar ne, esate darbdavys. Kaip galvojat, kiek pavyktų iš viešojo sektoriaus patarptautiškėti ir pritraukti daugiau diasporos, dar daugiau negu yra dabar? Tai visų pirma, turim nuostabią programą Kurk Lietuvai. 80% žmonių lieka Lietuvoje išėję iš tos programos, o 40% lieka viešajam sektoriui. Tai aš, kaip sakiau, neseniai tos programos rezultatų pristatėme šiais metais, kai sutinki Kurk Lietuvai dalyvį, atrodo, kad kažkas atidarė langą ir įėjo daug oro, gryno gaivaus. Tiesiog yra daugiau idėjų, jos gal, kartais būna iš dėžės ribų, ar ne, ir ne visai ten pagal mūsų lenteles, pagal kurias veikia viešasis sektorius, bet taip ir reikia, nes taip mes atsišviežinsim, atsinaujinsim ir tokiu būdu turėsim naujų idėjų. Tai mums iš esmės reikia stiprinti programą, nes ji veikia.
Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, mes, ką savo politiniai komandai išbandėm, tai Neringa yra tas įrodymas, kad galima gyventi ir Briuselio, ir Vilniaus, ir normaliai dirbti. Aš suprantu, daug iššūkių čia mes matyt nesidalinsim asmeninėm istorijom, o gal reikėtų, nežinau, nes tiesiog daugiau žmonių suprastų, kad yra įmanoma prisidėti prie Lietuvos valstybės institucijų darbo ir tą daryti labai sėkmingai. Mes turim prie vyriausybės tokią veikiančią ekonominės diplomatijos tarybą, kur yra kalbama ir planuojamos prioritetai ekonominiai diplomatijai Lietuvos visam pasaulyje. Tai ten visą laiką buvo darbdaviai, viešosios institucijos ir taip toliau. Ir atėję dirbti mes įtraukiam ir diasporos organizacijas, nes mes norim matyti jų vaidmenį ne tik jau sugrįžus viešajam sektoriui kaip draugiškame darbdavyje, bet ir kai jūs ten užsienį dar vis gyvenate, galima įsitraukti į jau viešojo sektoriaus uždavinius, dar net nedirbant tame viešajame sektoriuje. Pavyzdžiui, mes turime kontaktų įvairius vakarus, renginius ir panašiai, kontaktų užmezgimo, kur mūsų profesionalai, dirbantys įvairiose kompanijose, nuo investicinių fondų iki tarptautinių kitų įmonių, gali padėti mums, pavyzdžiui, pritraukti investicijas, pristatyti mūsų verslą ir taip toliau. Tai tokiom kryptim reikia dirbti ir viešasis sektorius turi tapti dar atviresnis ir dar draugiškesnis darbdavys užsienyje gyvenantiems lietuviams. Bet labai svarbu nepamiršti ir mokslo įstaigų, mokslo institucijų. Čia irgi reikia talento ir to sugrįžtančio talento. Jau šiandien yra stipendijos užsienio lietuviams grįžti į mūsų akademinės institucijas. Reikia daugiau. Reikia agresyviau, kaip aš ir sakiau, tiesmukiškiau. Ten žmonės yra didelis turtas. Mes, kaip jau čia visi suprantam, gyvenam žinių ekonomikoje. Mūsų ekonomika, mūsų sėkmės istorija, visa Lietuvos transformacija yra pastatyta žiniomis ir protais. Ne nafta, ne dujom, ne iškasenom, ne mineralais ir nebus. Ir gerai. Bet tada tu turi daryti ekstra. Ir daryti ekstra žingsnius ir greičiau negu kiti. Tai štai mes, pavyzdžiui, matome Airijos nuostabę sėkmės istoriją, kalbant apie diasporos susigrąžinimą. Mes matom Izraelio įkvepiančias irgi iniciatyvas. Jau Lietuvoje turim sėkmės istorijų, bet darykim daugiau. Ir matyt tada, čia ir viešasis sektorius džiaugsis, ir privatus, ir tiesiog daugiau žmonių sugrįž. Ačiū. Tikiuosi iš tikrųjų, kad ir tokiais tais kriterijais paremtais, ar ne, ne tik programomis, bet ir pačios institucijos, ar ne, pavyzdžiui, anglų kalba turėtų kaip vidinę darbo kalbą, ar ne, savo viduje. Dar kol kas atrodo, tokia ateitis, ar ne, bet aš tikiu, kad ji ateina, pradedant nuo matyti agentūrų ir jau pabaigiant. Praktiškai sakyčiau, kad jau norma valstybės institucijose, nors šiaip kovojam, aš dabargi rinkiminėme esam tame etape, tai nežinau, kas matėt vakar debatus, vis dar reikia atsigauti. Yra tų tokių mitų, kad maždaug anglų kalbą mokėsiu, tai tautiesi. Nesąmonė. Ta prasme, mes Lietuva kaip valstybė turim būti maksimaliai atvira pasauliui. Ir yra žmonių, lietuvių, kurie nešneka arba sunkiai šneka lietuviškai. Mes investuojam vieną dalimi į lituanistinį švietimą, bet jau viskas. Realybė yra ir tokia, kad dalis žmonių seka, kas vyksta Lietuvoje iš anglakalbės žiniasklaidos, iš anglų kalba pateikiamos informacijos. Ir čia irgi yra diasporai draugiško viešojo sektoriaus kryptis, vystyti ir užsienio kalbą komunikaciją, anglų kalbą komunikaciją. Giedre, jūsų institucija, ar ne, kuri toliau jau ims ir įgyvendins, ar ne, šitą iniciatyvą diasporai draugiško darbdavio,
Kaip jūs ketinate įtraukti kuo daugiau verslo, kad jie pamatytų, įsijungtų, ten parsisiųstų tą ženklelį, džiaugtųsi, dalintųsi, nes tikrai sėkmė, mano manimu, labai daug priklauso nuo to, kad ir rinka priimtų, ar ne, jūsų šitą žingsnį. Mes prisidėsim kaip agentūra ir tikiu, kad Global Lithuanian Leaders tai skleis ir toliau šitą žinią smarkiai, bet tam masiškumui pasiekti, ką jūs numatę esate? Ministrė įsikėlusi tikslą 200 darbdavių, mūsų tikslas būtų 60 000 darbdavių, nes būtent tiek pas mus yra registruota užimtumo tarnyboje turinčių paskiras darbdavių. Aišku, mes pirmiausia, ką darysime, tai proaktyviai komunikuosime ir mes visus darbdavius informuosime apie šitą galimybę. Ir tai jau darome dabar šitame etame, tai po šitos konferencijos ir bus padarytas pirmas veiksmas. Pirmiausia, turbūt pasirodys viešoje erdvėje visa informacija, toliau jau mes dirbsime savo namų darbus ir komunikuosime tiesiogiai su darbdaviais. Antras dalykas turbūt truputėlį plačiau išeiti į platesnius vandenis, nes reikia suprasti, kad užimtumo tarnybos darbdaviai ir užimtumo tarnyboje, su užimtumo tarnyba bendradarbiaujantis darbdaviai, tai nėra visa Lietuva, tai nėra visos Lietuvos darbdaviai. Tai čia ir mūsų aptartas iššūkis galbūt su šito renginio organizatoriais ir mūsų pačių iššūkis turbūt. Tai reikia kalbėti ir su privačiomis įdarbinimo agentūromis, kad lygiai taip pat visi skelbimai, kurie skelbiami privačių agentūrų puslapiuose, lygiai taip pat turėtų tą ženkliuką ir tenai tas darbdavys matytųsi labai aiškiai ir būtų atviras ir pasiekiamas tiek Lietuvoje gyvenantiems, tiek užsienyje gyvenantiems lietuviams. Tai čia turbūt tie tokie gal pasirengiamieji darbai, kurie neužims labai daug laiko, bet aš manau, kad jie tam tikrą sėkmę sukurs, kiek įsitrauks darbdavių, turbūt mums nereikia labai daug ir labai bet kaip, ne, mums reikia iš tikrųjų, kad ta deklaracija nebūtų deklaracija, mums reikia, kad šita užpildyta deklaracija iš tikrųjų atspindėtų darbdavių pasirengimą, darbdavių norą ir pirmiausia darbdavių pasirengimą priimti, tai ir užsienio kalba visi būtiniausi dokumentai ir galimybė per nuotolį sudalyvauti darbo pokalbiuose ir galimybė sudaryti sutartis per nuotolį. Žodžiu, turbūt visų 60 000 darbdavių šitą negalėsime tikinti ir jie galbūt negalėtų išpildyti šitų deklaracijoje esančių reikalavimų, bet manau, nemaža dalis tikrai jau Lietuvoje gali ir yra pasirengę atitikti šitos punktus ir tapti draugišku diasporai darbdaviu. Ačiū labai. Božena, žiūriu jūs ir klausiu apie darbdavio perspektyvą, kokią vertę matot iš šitos būtent iniciatyvos, ar ne? Ar patys irgi ir kokius žingsnius patys planuojat kaip kompanija, kad dar gerinti ar ne tas sąlygas iš užsienio grįžtantiems? Manau, kad panašios iniciatyvos jos ką padeda, jos pakloja tam tikrą takelį bendradarbiavimo, nes kaip įmonė, kaip darbdavys, atskiras vienetas, tu gali mažiau pasiekti, netgi fiziškai pasiekti žmonių, negu kad per tam tikras iniciatyvas, kurios subūrė, kurios sukviečia ir irgi girdėjome planuose, kad ir patys darbo skelbimai būtų ženklinami. Tai reiškia, kad kažkokiu būdu irgi bus propaguojama komunikacija su diaspora platesnė. Tai manau, kad ką laimi kiekvienas darbdavys prisijungęs prie šitos iniciatyvos, tai yra tai, kad sklaida tavo žinutės, kad tu esi atviras lietuviams visame pasaulyje, bus daug didesnė ir paprasčiau, ir ekonomiškai naudingiau, negu kad mes kiekvienas investuosim į tuos būdus, o kur mes naudosimės vieningą platformą. Tai čia labai toksai didelis pliusas. Kokį galbūt lūkestį aš turėčiau šitą iniciatyvą irgi, kad bus pradėtas dialogas apie atvirumą. Nes vis dar manau, kad yra daug stereotipų, daug mitų apie tai, kaip atvažiuoja lietuviai, dirbę ilgą laiką ir čia visko reikalauja, visko nepatenkinti ir aiškina tiems nuolatiniams lietuviams, kaip čia viską reikia daryti. Ir manau, kad tai iš tikrųjų sustabdo tam tikrus darbdavius, nes tai reiškia turbulencijas organizacijoje. Tai reiškia, kad bus kitokių pažiūrų, kitokių pasisakymų ir kaip reikia suvaldyti
Tai vėl grįžtu prie to, kad kartais nėra netgi skirtumo tarp, ar tai yra lietuvis grįžtantis į Lietuvą, ar tai yra užsienietis atvažiuojantis į Lietuvą. Nes darbo kultūra, taip tikrai aš jau beveik 20 metų dirbu personalo ir darbo rinkos srityje, tai tikrai matau, kaip trajektorija tiesiog organizacinių kultūrų kyla. Bet vis dar turime labai daug tų mitologinio konteksto, kaip čia turėtų būti organizacijose ir kaip iš tikrųjų yra. Tai vienas iš dalykų, kurį, man atrodo, atliepia irgi šią iniciatyvą, tai yra tai, kad prasideda istorijų pasakojimas. Ir viešinant vis vien mes pamatysime efektą, ką reiškia didesnis skaičius skirtingų darbuotojų vienoje organizacijoje. Tiek iš pageidavimo. Simonai, jūs toj industrijai, kur labiausiai reikia, ar vienoj iš kur labiausiai reikia, ar ne, tai kaip tokia, aš suprantu, kol kas simbolinė, ar ne, reikšmė, ar ne, tas simbolis, ar ne, ten logotipas, bet irgi kaip matot, kas dar galėtų pagerinti, kokią tą vertę ir tą vertės paketą, ką siūlo jūsų asociacijos įmonės, pritraukiant tos tikrai, aukštai vertinamos ir paklausios, ar ne, specialybės darbuotojus. Jo, tai aš manau, kad panašiai turbūt kaip ir Božena, kad šitoje vietoje ta tokia platesnė visos šalies mastų iniciatyva, tai yra tikrai geras papildomas paskatinimas. Taip, tos IT kompanijos pačios dirba savais kanalais ir savais būdais, o žmonės pritraukinėja, daro tuos skambučius pažįstamiem ir kartais net nepažįstamiems. Bet faktas, kad kai mes tai darom kartu, kai tai darom bendrai, tai be abejo ta žinutė yra kur kas platesnė, stipresnė. Taip pat vėlgi čia tos irgi buvo visai paminėtų tų programų ir taip pat mačiau ir Go Vilnius atstovus čia, kurie turi savo pritraukimo programą, Invest Lithuania irgi atitinkami formatai. Tai yra papildomos priemonės, papildomai būdai integruoti, papildomai būdai adaptuotis lengviau žmonėms, galų galia informacijos klaida, jam tiesiog labai įdomu bus pamatyti tą jūsų išdirbinėjimą skaitmeninę Lietuvos paveikslą su tais nekilnojamo turto ten ir mokymus ir panašiais. Tai iš esmės, manau, irgi labai geras įrankis, kur tu gali, nebūdamas Lietuvoje, pasičiupinėti, pažiūrėti, tai kas čia tokio ir kaip čia yra. Gal kartais skaitmenai šiek tiek yra paprasčiau, nes mes galim vėlgi pradėti nuo to nuotolinio darbo. Taip, ir kitos rolės kartais tai gali daryti, bet mes, jeigu tu dar nesi visai tikras, tai galbūt tu gali hibridą turėti kažkokį kartais atskristi, padirbėti iš čia, tada pilnai dar nepersikelti, pasižiūri, kad čia tikrai viskas gerai, tada jau gali perkelinėti ir savo šeimą, ten vaikus, jeigu reikia, ar plačiau. Tai iš esmės, manau, tikrai geras formatas, labai linkim sėkmės ir jo, norim prisidėti. Ačiū labai ir tikiu, kad tai toksai ar ne simbolinis žingsnis, bet seks ir toliau tie žingsniai natūralūs su augančia ta statistika, ar ne, apie ką kalbam, neišvengiama matyti, ar ne, ir mūsų darbdaviams būtina keistis ir skatinti tą kaitą. Bet turbūt ir būtų, ar ne, ir valstybės, ir dalyvaujančių organizacijų rolė. Noriu pakviesti užduoti klausimus. Matau kylančią ranką, prašom, PLB turbūt. Prašau, prieikit arčiau. Labadiena visiems. Aš tada gal, kaip sakant, iš šona, kad nestovėti nugarai. Aš turiu vieną refleksiją ir jau vieną reakciją į šitą diskusiją. Tai Laurynas Gerikas, Pasaulio lietuvių bendruomenė, ekonomikos komisijos pirmininkas ir valdybos narys. Ir kartu su Neringa mes virš 12 metų gyvename tam pačiam mieste ir gyvename Briuselyje. Ir irgi praktiškai lygiagrečiai tokia savotiška sugrįžimo į Lietuvą istorija yra. Kažkaip lygiagrečiai čia pas mus viskas ėjo. Tai refleksija yra ta, kad aš atsimenu ir turiu ir noriu padėkoti, labai padėkoti Marijai, su kuria diskusijos metu per kažkokį networkingą ir užgimė šitos idėjos pagrindai. Tada ją perdavėm institucijoms ir jos įgyvendino ją. Ir didžiulis dėkui jums ir už visą šitą rezultatą, kuris tikiuosi
tikrai bus naudingas visiems, nes jau dabar, besiklausydami šitos transliacijos, gavau klausimą, ar diasporai draugiški darbdaviai šią vasarą 5 savaitėm norėtų, darbdaviai, ar jūs norėtumėt priimti JAV lietuvių kilmės studentus praktikai 5 savaičių? Va, jau rankos kyla. Rezultatas. Tai čia buvo ta reakcija, kurios aš norėjau. Dėkui jums visiems. Ačiū labai. Yra dar viena. Sveiki visi, aš tai visų pirma, čia labai taip įpareigojančiai, atstovauju labai tarptautinį darbdavį, labai noriu pasidžiaugti tuo, esam TransferGo, tarptautinių pervedimų įmonė. Šiuo metu mūsų įmonėje dirba virš 13 skirtingų tautybių žmonių. Įmonėje šnekame 10 skirtingų kalbų. Ir be abejo, esam tikrai labai draugiškas darbdavys tiek lietuvių diasporai, tiek ukrainiečių diasporai, kur ukrainiečių darbuotojų šiuo metu pas mus dirba virš 60, ko gero. Tai visų pirma, iniciatyva yra tikrai labai sveikintina, palaikytina, mes jungsimės, stiprinsim, padėsim, pasakosim savo istorijas. Iš diasporos prisijungusių darbuotojų turim tiek į aukščiausio lygio vadovus sugrįžusius dirbti į Lietuvą, tiek sugrįžusių dirbti į specialistų pozicijas. Tai iš tiesų labai, tas, kas buvo pasakyta, yra iš tiesų tiesa. Mano vienas toks techninis klausimas kaip senos rinkodaristės, tai ar bus rinkodaros biudžetas šiai iniciatyvai? Vienas klausimas, o antras toks gal kvietimas, tai visa komunikacija šitos iniciatyvos ir turėtų vykti anglų kalba. Mums lietuvių kalba yra tikrai stabdis, tai viskas turėtų vykti bent jau 2 kalbomis. Dabar šiuo metu nei užimtumo tarnyboje nėra informacijos apie šitą iniciatyvą anglų kalba. Ministerijos informacija yra lietuvių kalba, mums tai yra trikdis tolimesniems procesams. Tai ačiū. Super, labai ačiū, aš užbėgsiu už akių, gal kaip praktikė nesu tikra ir žinau, bet tikrai yra pats diasporai draugiško darbdavio ženklelis sukurtas anglų kalba. Bet tikrai geri pasiūlymai, kuriuos priimsim ir įgyvendinsim ir galbūt dar kažkas norėsit pakomentuoti ir dar turėsim vieną klausimą. Puiku, mes startuojam su iniciatyva, jinai auks ir natūralu, kaip ir kalbėjome, sklaida į užsienio bendruomenės, lietuvių bendruomenės, kurios kalba įvairiomis kalbomis, lietuviškai ir angliškai. Tas yra... Tiesa, dabar aš jau gavau mikrofoną, tai dar vieną dalyką noriu pasakyti. Čia taip skamba simbolinė iniciatyva. Bet jinai nėra simbolinė iniciatyva, jinai labai praktinė iniciatyva. Nes mes tarsi kalbam apie tai, kaip čia svarbu valstybė ir panašiai, bet įmonėms tai pirmiausiai jinai yra skirta. Ir tikimės, kad paskatins vieną vertus ir peržiūrėti savo vidinę politiką, tą įvairovės, ką kalbėjo Božena, atvirumo, tą vidinę įmonės politiką šituo aspektu ir lygiai taip pat pasinaudoti tais instrumentais, kuriuos siūlo valstybė, ar ne? Duombazės. 65 000, užimtumo tarnyboje. Tai yra didelis kontaktų tinklas ir aišku, pirmiausiai tai darbuotojai, kurie yra šiandien labai reikalingi. Tai nesumaišykim. Komunikacija ir marketingas yra, matyt, vienas svarbiausių šitos iniciatyvos sėkmės elementų, bet iniciatyva nėra simbolinė, jinai yra praktiška. Dar pakartosiu tą klausimą, tai koks bus biudžetas marketingo rinkodaros būtent šiam? Tai jau ir šiemet dar tęsim iniciatyvas, tam ir yra ir šiandienos transliacija. Ir bendras darbas su institucijom, kurios irgi visos savo
puslapiuose, savo socialinėje medijoje, taip pat su verslo asociacijomis, taip pat yra sklaida. Taip kad tai nebus kažkokios vienos ministerijos, vienos struktūros veiksmas, tai bus apjungiantis tiek ir su finansais rinkodariniais, tiek ir su iniciatyva ypatingai tinklaveika. Tai va, aš matyčiau tai kaip svarbiausią dalį. Kuo dėkui, dar vieną klausimą turim. Sveiki visi, tai ačiū labai už šią iniciatyvą, ačiū labai pašnekovams už diskusiją. Rokas Kolovskis, GoVilnius. Mes kaip GoVilnius atstovai esam labai džiaugiamės šią iniciatyvą, nes manome, kad verslams esantiems Vilniuje tai bus taip pat naudinga, tai tikrai ačiū, nuoširdžiai ačiū. Ir mano klausimas būtų, ar yra suplanuotas tęstinumas būtent šios iniciatyvos, tai kad būtų tas, aš girdėjau, va čia ir poreikis buvo surinktas būtent diasporos atstovų, bet ar yra suplanuotas tas reguliarus poreikio rinkimas ir tuo metu, ar tai būtų suplanuoti seminarai ir mokymai darbdaviams apie poreikį, būtent ką mūsų diasporos atstovai, ko jiems reikia, kad jie čia atvyktų. Nes buvo žemėlapis, kalbėti apie žemėlapį, kas yra labai džiugu, tai yra naudinga mūsų diasporos atstovams, bet kalbant iš kitos pusės, iš darbdavių pusės, ar yra toks reguliarus mokymai, seminarai ir tas palaikymas būtent? Tai jau turbūt iš mano pristatymo truputėlį supratote, kad reguliarumas tam tikras yra, nes tiek ir mes kaip užimtumo tarnyba startavusi su savo iniciatyva gal į Lietuvą, mes matome, kad reguliarumo šitoje vietoje reikia, nes negali šaudyti tuščiom kulkom ir nežinoti, ar tu pasieksi rezultatą ar ne. Vadinasi, tu turi matyti, kokia yra status quo situacija, tada investuoti ir žiūrėti, ar atsiperka, ar yra efektyvu, ne, tai ką tu investuoji. Tai šitoje vietoje mes tikrai stebėsime, mes reguliariai stebėsime ir darysime apklausas tiek darbdavių, tiek užsienyje gyvenančių lietuvių. Ir kas be ko mes visą laiką pasidaliname su šitą apžvalgą ir darome ir spaudos konferencijas, ir transliacijas, ir susitinkam su darbdaviais ir aptarėme ir transliuojame, žodžiu, tuos poreikius, kuriuos išsako užsienyje gyvenantis lietuviai. Nes aš manau, kad tai svarbu yra, nes poreikiai keičiasi, mes tampame vis konkurencingesni ir tas labai jau aiškiai matosi tas konkurencingumas. Va su pašnekovė šnekėjomės iki diskusijos, kad praktiškai aukštos kvalifikacijos žmonės mes tikrai jau galime lengvai prisitraukti į Lietuvą, nes mūsų darbo užmokestis tapo labai konkurencingas lyginti su užsienyje dirbančiu panašaus pobūdžio specialistu. Tai, žodžiu, užbaigiant temą ir nenukrypstant visiškai į lankas, tikrai reguliariai bus, tikrai reguliariai pristatinėsime, atsiskaitinėsime ir stebėsime rezultatus visos šitos iniciatyvos ir mūsų įdėto indėlio visų kartu. Super, ačiū labai už jūsų pastangas. Ačiū labai už klausimus. Priimam dar vieną klausimą. Tai sveiki visi. Tikrai esu sužavėta, labai patiko. Mano vardas yra Agnė Petkutė, esu grįžus prieš 2 mėnesius gyventi į Lietuvą. 10 metų gyvenau užsienyje, Briuselyje, Barcelonoje. Mačiau vieną iš kriterijų buvo dėl nuotolinio darbo galimybės. Buvau ne vienam jau pokalbį, labai ruošiausi šitam grįžimui. Ir tendencija tokia yra, kad darbdaviai nenori, kad dirbtų iš namų. O aš ieškau darbo IT srityje. Tai labiau komercinio pobūdžio, neprogramuota, bet ką noriu pasakyti, kad tiek mačiau už darbo pokalbį, tiek bendradama su draugais, visi sako, kad jie irgi pastebėjo tą tendenciją ir kad grįžta vis daugiau to reikalavimo. Tai man įdomu, ką jūs patys esate pastebėję ir ar yra iššūkis būtent šitam kriterijui jau pastebėtas. Tiek. Ačiū. Jo, tai gal galiu trumpai pakomentuoti. Tai iš principo čia pasaulinis turbūt trendas, kad per COVID tai buvo ir būtinybė, ir darbdaviai ne tik IT, bet ir apskritai mes visi dirbom per nuotolį. Kuo toliau, tuo labiau net ir tos pačios jau kokios nors ten amerikietiškos kompanijos arba kiti, jie suprato, kad darbas tik per nuotolį kelia tam tikrus iššūkius. Tai vėlgi yra tų modelių, kad dar pilnai galima dirbti per nuotolį, bet kuo toliau, tuo labiau ta tendencija turbūt, kad yra linkstama link hibrido su kažkokio ten keliom dienom darbų jau vietoje. Tai nepaisant to,
IT srityje, kaip ir minėjau, yra išskirtinumų tam tikrų ir yra visai eilė kompanijų, kurios, jos mato, kad kitaip žmonių nepritrauks, jos toleruoja. Tai paskui galėsim net ir galbūt konkrečiau pasikalbėti ir matysim, gal ir kažkokius bus. Ačiū labai. Mums liko 3 minutės iki diskusijos pabaigos. Noriu paprašyti visų diskusijos dalyvių po sakinį ar 2, ką jūs norit išnešti visai šitai auditorijai, tiek stebinčiai online, tiek čia, ar palinkėti tiek darbdaviams, ar darbuotojams, kas liečia diasporai, draugiškumą. Kas norės pradėti? Tai, man atrodo, esam geram kely. Čia puikių klausimuose nuskambėjo tokių ir pasiūlymų kitiem etapam, bet esam geram kely. Turim stažuotės, turim resursų, kuriuos skiriam organizacijom ar ne, diasporos, turim kitas programas, dabar startuojam su labai dar vienu realiu sprendiniu, kaip pritraukti daugiau žmonių į Lietuvą. Dabar svarbiausia, kad kuo daugiau žmonių sužinotų, kad institucijos vėl tarpusavį bendradarbiautų, nes kartais būna viešajam sektoriui, kad oi, čia ne mūsų klausimas, juk diaspora kuruoja užsienio reikalų ministerija, arba ten, oi, mes užimtumo tarnybą, tai mes turėtume nedirbti su to. Čia nebuvo taip. Čia buvo puiku, čia buvo tikras komandinis Team Lithuania, kaip mes kartais sakom, darbas. Ir vat šitais bėgiais ir važiuokim, tik aš norėčiau, kad dar greičiau važiuotume. Tai manau, su šita tokia nuotaika, nusiteikimu ir sėkmės istorijom, būtent darbdavių tarpe mes ir įgausim naują pagreitį. Giedrė. Aš tikrai norėčiau ir palinkėčiau, kad šitas diasporai draugiškas ženkliukas taptų tokiu galbūt standartu, ne, atvirumo tokio standarto, kur iš tikrųjų gebėtumėm atpažinti, kad tos įmonės yra norinčios pritraukti tą tarptautinį vis dėlto kapitalą žmogiškai ir kad jos yra atviros pritraukti būtent žmonės gyvenančius užsienyje. Tai galvoju, kad tas ženkliukas iš tikrųjų labai labai geras kelias ir einame labai gerų kelių ir tai turėtų būti vienas iš pagrindinių įmonių atpažinimo ženkliukų. Tai tikrai turėtų būti labai konkreti, labai aiški pagalba žmonėms, kurie tikrai galvoja apie grįžimą ir tikrai jau yra tame kelyje grįžimo. Tai tas ženkliukas turėtų tuom būti, tuo tokia kelrodžio žvaigždė ir turėtų išlikti tą tokią, nešti atvirumo standartą, kad iš tikrųjų toje įmonėje reikalingas ir norimas ir laukiamas tas tarptautinis žmogiškasis kapitalas ir tarptautinė patirtis. Aš turiu mums palinkėjimą visiems, nes iš darbo žinau, kad ambicingiams projektams reikia 2 dalykų. Reikia pasitikėjimo komandoje ir reikia drąsos, nes stambų didelį dalyką nepadarysi trypčiodamas. Tai noriu labai palinkėti, kad iš visų pusių, tiek iš verslų, tiek iš institucijų, bet ir iš pačios diasporos eitumėm iš pasitikėjimo ir palikdami drąsai tuos visus, bet tačiau. Tai tokį bendrą palinkėjimą visiems turiu. Super. Aš tai palinkėčiau po šito renginio pasimti savo smartfoną, surasti vieną diasporos atstovą ir pakviesti jį sugrįžti. Iš tiesų puikus palinkėjimai, tai šita gražia iš tikrųjų dvasia turbūt apibendrinsiu, ar ne, ką girdėjau, greičio, drąsos, ar ne, pasitikėjimo ir tokio asmeninio prisidėjimo ir atsakomybės, ar ne, tai paskatinimo, ar ne, su tais darbdaviais, su kuriais mes dirbam, kuriais jūs dirbat, ar ne, kolegom, padėjimo, ar ne, ir tos idėjos klaidos didesnės, nes nuo to turbūt ir priklausys ta sėkmė. Tai ačiū labai visiems kvietusiems ir organizavusiems. Dėkoju daliai, dėkoju diskusijos dalyviam ir iš tikrųjų visiems čia prisidėjusiems ir tada turbūt finalizuodama
siunčiu 2 kvietimus. Tai gerbėmieji darbdaviai. UŽT.lt užimtumo tarnybos svetainė, skiltis darbdaviams, iniciatyvos aprašymas, kol kas tik lietuvių kalba, bet tikrai labai greitai bus ir anglų kalba. Ir kviečiam jūsų einant šiais šiandien pristatytais žingsniais ir prisijungiant prie iniciatyvos. Ir antrasis kvietimas - diaspora. Tai jau kaip girdėjote, tikrai situacija Lietuvoje šviesmečiais yra labai labai pagerėjus ir yra jau daugybė darbdavių, kurie jūsų laukia. Tai nekantraukite, tiesiog visais būdais, kur jau galite, žiūrėkite, galvokite, planuokite savo karjeros ateitį Lietuvoje. Ir tikrai labai gerai, ką tikrai pasakė Simonas, visi pakvieskime savo giminaičius, bičiulius, draugus, kurie svarsto, ar padrąsinkime, kad jie grįžtų. Ačiū labai ir iki kitų susitikimų.